Kai Dievo prašau ir negaunu, kartais gimsta toks nusivylimas ir ima augti tarimas, kad Dievas manęs jau daugiau nebegirdi. Ar ir tau tai būna? Bet kviečiu sustoti ir pagalvoti, o gal Dievas per savo tylą nori man pasakyti. Noriu būti su tavim, noriu būti arti. Noriu, kad į mano meilę atsakytum savo tikrąją meilę su pasitikėjimu. Tad palik tai, kas tavo širdyje nereikšminga, kas tave žeidžia, nuoskaudas, pyktį, godumą, norą viską kontroliuoti. Ir šiandien tiesiog prašyk vieno dalyko, kuris tikrai yra reikalingas, kad galėtum visą širdimi sušaukti. Abba, Tėve. Visą širdimi prašyk šventosios dvasios, kad ji tave pripildytų savo jėgą. O pripildžiusi, vestų pas Tėvą. Geros dienos.